Go. Panašu, kad mes dabar jau live, nes Brigita sakė 12, jung. Ir aš paspaudžiau live, bet ne iš karto jungia. Tai sveiki visi, kurie mus stebite šiuo metu. Ir stebėti jūs mus galite per skirtingas platformas, tiek LinkedIn platformoje, tiek Facebook'e, tiek YouTube platformoje ir galbūt netgi ir Instagram'e. Bandėm pajungti ir šitą visą dalyką. O mes šiandien su Brigita, labas Brigita. Labas. Susitinkame pakalbėti apie coachingą organizacijoje. Ir mes ten tokią temą gudrę sugalvojam, ar ne? Dabar aš galvoju, ar prisiminėtų tą temą, kaip jinai vadinasi, ta mūsų tema. Atrodo, kad mes kalbėsime apie tokias labai dvi svarbes savokas. Pakaučinimas ir coachingas. Abi svarbios, nes abi turi tam tikrą savo reikšmę. Ir ne tik reikšmę, bet ir tam tikrą vadovų elgseną, ypač tada, kada mes jas įdedam į organizacijas. Aš manau, kad ir realiam gyvenime turi ir vienas ir kitas žodis tam tikras reikšmės, bet įdėjusios arba naudojant tos terminus savokas organizacijai, ten yra daugiau gal, sakykime, taip įdomybių. Tai va apie tas įdomybės ir pasikalbėsim, ar čia skiriasi, ar čia tos savokos, o gal nesiskiria. Gal tos elgsenos niekaip nesiskiria tai apie tai turbūt šiandien ir kalbamės. Labas, Katažina, ir Katažina irgi matau, kad irgi yra jau su mumis. Ir ką tai aš vis žvilgčiau kažkur tai šoną ir tai reiškia, kad mes su jumis esame tiesioginiai transliacijai. Tai turi savo minusų, reikia, kad viskas veiktų gerai ir jeigu jūs mus matote ir girdite, Katažina bent jau mato, tai jeigu dar ir girdi, irgi Katažina arba kiti kolegos parašykite. Ir turi savo pliusų, tai reiškia, kad bet kuriuo momentu jūs galite įsijungti į mūsų pokalbį, pasiūlydami savo kažkokius klausimus, komentuodami, kritikuodami, teikdami kažkokias savo įžvalgas ir visą tą jūs galite atlikti viso mūsų pokalbio metu, tiesiog iš to socialinio tinklo, iš kurio jūs žiūrite mūsų šitą tiesioginę transliaciją, užduodami, atitinkamai ten rasite langelį, užduodami klausimą. Ir kaip Brigita jau sakė, pakalbėsim šiek tiek, ar pradėsim kalbėti apie tai, kogi pakaučinimas skiriasi nuo coachingo, arba coachingas skiriasi nuo pakaučinimo. Ir mes esame užsibrėžę tokius 4 klausimus. Kuo skiriasi pavienis pakaučinimas nuo vadovavimo sprendimų, kurie remiasi coachingo logika. Antras dalykas, kurį aptarsim, ką realiai vadovas keičia savo elgsenoje, kai coachingas tampa jo vadovavimo būdu, o ne tik priemonė. Ir kaip atpažinti, kad iš tikrųjų tas coachingas komandoje stiprina savarankiškumą realiai ir atsakomybę, o ne tik mūsų pokalbiai kažkiek pagerėja. Ir 4 aspektas, kurį mes aptarsime, tai yra aišku, kad pakalbėsime apie dažniausiai pasitaikančias klaidas, bent jau su kuriomis mes esame susidūrę tiek patys turėdami patirties darbo su komandomis, būdami komandos vadovais, tiek bendraudami ir dirbdami su organizacijomis ir organizacijose esančiais vadovais, kurie turi savo komandos. O to mes darome nemažai, nes Brigita yra užsirašiusi, kad Brigita yra mid-management coach. O aš esu užsirašęs Executive and Team Coach. Tai Brigita, tu gali pasakyti dar taip trumpai, kas tas po Vilnių tas Management Coach yra? Aš tai žinai, mes čia visą laiką, kartais surandam sutarimą, kartais ne, bet aš sakau, kad vidurnioji grandis vadovų organizacijoje yra daranti patį sudėtingiausią darbą. Todėl, kad iš esmės yra viduryje, ar ne? Tai yra vadovai, kurie turi savo komandą, kurie mato komandos iššūkius, mato jų problemas ir kartu su komanda įgyvendina organizacijos strategijas, su tuo, ką organizacijos, tais resursais, ką organizacija suteikia, su tais lūkesčiais, kurios organizacija turi ir paprastai sakau, kad tų abiejų pusių, ar ne organizacijos, ar aukščiausios vadovybės ir komandos narių, paprastai tie lūkesčiai, žiūrėk, ir prasilenkia, ar ne? Vieni nori to, kiti to. Tai vidurinės grandies vadovas yra viduryje
Tas žmogus, kuris ir turi gebėti suderinti tuos lūkesčius, gyveninti strategijas, turėti komandą, kuri yra įsitraukusi, motyvuota ir padeda kartu pasiekti tikslų. Taip pat apie tai. Dar vienas dalykas, kurį galima tikriausiai paminėti, galbūt jau esate mus matę tokiam formate ir ten buvo tik tai oranžinės daugiau spalvos, ar net yra live pokalbiai, kurie vyko praeitais metais realiai, ar ne, kur mes irgi nemažai kalbėjomės tiek su Brigita, tiek su kitais. Ir čia yra šiek tiek kitas formatas. Šitas formatas vadinasi coachingas organizacijose. Jeigu mes jau skiriame dėmesio tam, kad padaryti tą užsklaidą, tai reiškia, kad tai reiškia ir tam tikrą įsipareigojimą. Mūsų įsipareigojimas iki vasaros praktiškai plius minus kas 3 savaitės kalbėti apie coachingą organizacijose, būtent tokiu formatu, tokiame formate, tai reiškia ne vieną kartą susijungiam, dėl to šiek tiek ilgesnis intro ir nuobodesnis, ar ne, bet apie tai, kad tiesiog pasakyti, kad toks formatas yra. Ir dar, matyt, pasakyti dar vieną tokį didelį anonsą, didelį mažą arba mažai didelį, tai yra tai, kad šitas pokalbis atspindi ir tai, ką mes su Brigita darome, Brigita, jau 2 metus. 3 kartą perrašom. Jau žinok, nebežinau, man atrodo, kai kurios dalis jau nebe 3, kai kurios gal 4 ir 5. Bet vis tiek tikimės, kaip jau, kad noras perrašinėti baigsis, bet kadangi tai yra pirmas kūdikis, tai norisi jį labai prižiūrėti ir globoti, tai mes su Brigita praktiškai esame parašę, o dabar jau perrašom 3 kartą knygą coachingas organizacijoje ir šitie pokalbiai ir jų turinys, o galbūt ir svečiai karts nuo karto atspindės tai tą mūsų kelionę, ką mes patyrėme, ką mes panagrinėjame, ką mes supratome, ką išgirdome, rašant knygą coachingas organizacijai, kurie jau netrukus, tai jau netrukus reiškia šiemet, išvis tikrai šviesą. Ir toje knygoje dar yra nemažai lietuviškų organizacijų pavyzdžių, ir bus nemažai lietuviškų organizacijų pavyzdžių, ir apie juos mes matyt kalbėsime taip pat. Ir jeigu netyčia jūs esate tie, kurie nori šiek tiek daugiau sužinoti apie knygą coachingas organizaciją, ne tą nuorodą parodžiau, iškart antrą, tai galite sekti mūsų kelionę ir mes ilgai slėpėme tą savo kelionę, o dabar viešai išeidami į tą įsipareigojimą ir daugiau šiek tiek, bent jau kartą per savaitę, brūkštelti ir parašyti jums kaip mūsų bendražygiams, kurioje vietoje mes esame, o galbūt ir duoti žvilgtelti vieną kitą dalį tos knygos ir pasakyti savo nuomonę, kaip jums atrodo, ar galbūt reikia dar 4 kartą kažką pataisyti ir perrašyti. Ar ne, Brigita, ar aš viską pasakiau, ar net ir per daug pasakiau apie tą knygą? Žinai, labai, čia yra pirmasis kartas, kada mes apie tai kalbam, tai toks gal net ir, žinai, tas virpuliukas ir jauduliukas ir norisi iš esmės apie tai kalbėti, iš kitos pusės mes, žinai, bent jau aš turiu tą tokį dviprasmišką jausmą, vat kaip ir tu sakai, knyga tarsi parašyta, bet ji dar nėra užbaigta, ji dar neguli spaustuvį ir nesispausdina, tikrai dar yra dalykų, kuriuos turim užbaigti, turim sudėlioti į lentynas taip, kad jį būtų įdomi ir svarbiausia, kad jį būtų naudinga tam, kad ypač tie, kurie smalsaujat, kurie galbūt pradėjot galvoti apie coachingą organizacijoje, kurie galbūt ne tik smalsaujat ir pradėjot, o jau kažką nuveikėt, bet norit išplėsti coachingo elementus organizacijoje, tai tikrai bus toks praktinis vadovas, bet tuo pačiu su kitų organizacijų patirtimi, pavyzdžiais. Ir bent jau mes galvojam, tarsi kitaip galėtumėm galvoti, ar ne, kad knyga bus įdomi gana plačiam organizacijų ratui, tiek mažesnėm, tiek didesnėm, nes iškart galiu pasakyti, kad coachingas nėra skirtas tik organizacijom, kurios turi ten, nežinau, 100 darbuotojų, ten daug padalinių ir panašiai. Coachingo kultūra organizacijai gali būti net ir to organizacijai, kur yra 2 žmonės, o mes tokių Lietuvoje ir mažesnių organizacijų tikrai turim. Tai turbūt tiek. Tiek, kol neišbarstėm visiškai visų tų žiūrovų dėmesio, kurie norėjo į pokalbį įsijungti, o mes čia kalbam apie knygą, ar ne? Tai, Brigita, tai ko skiriasi tas pavienis pakoučinimas, kartais aš sakau ir užkoučinimas, nuo vadovavimo sprendimų, kurie yra paremti coachingo logika? Kaip tu atsakytum į šitą klausimą?
Žinai, gal turbūt pradžiai susidėkim akcentus. Kas tas pakaučinimas? Pakaučinimas, iškaučinimas, kaučinimas ir dar kirčiavimą kitaip galim įdėti ir tikrai kolegos, kaučingo specialistai mums pritars, kad mes taip truputėlį visi susiraukėm išgirdę tą žodį, nors kartais galbūt žmonės, kurie nėra kaučingo specialistai, žodį pakaučinimą naudoja tikrai ne iš kažkokios labai blogos valios ar blogų ketinimų, dažnai ketinimai būna labai geri, bet aš taip norėčiau, galvoju, ir tavęs paklausiu, su kokiu atspalviu, kokia reikšmė tau tas žodis pačiam skamba, arba galbūt vėlgi iš patirties dirbant su vadovais, žinai, kokia ten prasmė paslėpta po žodžiu pakaučinimas. Ok, geras. Žinai, taip kalbantis su vadovais, dirbu nemažai su aukščiausios grandies vadovais ir kalbantis, sako, ten kartais pokalbį galima taip išgirsti tokį. Žinai, aš ten nuėjau į susirinkimą ir aš ten juos visus pakaučinau. Aš jiems pasakiau, tu tą turi padaryti, ir jie visi pakaučinti išėjo, žinantis, ką reikėtų padaryti. Tai man tas pakaučinimas yra, dėl to aš jį vadinu, kolegos, kaučinkit, bet neužkaučinkit negyvai, ar ne? Tai tas pakaučinimas yra apie tai, kad tiesiog naudojama savoka, kitokia, o turinys tas pats išlieka, tas turinys yra direktyvumas. Ne, tai reiškia, aš tau pasakiau, kad tu turi daryti. Arba, jeigu aš esu jau advanced level, aš tau nepasakiau, kad tu turi daryti tiesiogiai, bet aš direktyviais uždarais klausimais tave privedžiau prie to atsakymo, kurį aš noriu, kad tu man atsakytum. Ir aš netoleruosiu jokio kito įmanomo atsakymo. Yra vienintelė versija teisingo atsakymo į man užduotą klausimą. Arba klausimų serija, ar ne? Ir tada, kitaip tariant, tokiam kaip cirke, ar ne? Tai visi žino, ta prasme, finišas arba finalas turi būti toks, koks yra numatytas iš anksto, ar ne? Visi ploja, dalinasi, apmėto visus gėlėm, nusilenkia ir tada užskonda nusileidžia. Ne? Jokio kito varianto negali būti. Tai aš tokius dalykus arba tokią elgseną vadinu pakaučinimu ir pakankamai dažnai vadovų klausia, tai jeigu tu eini jau su tuo atsakymu, kurį tu vienintelį gali toleruoti, tu galvoji, kad komanda yra antiek neempatiška, kad šešvelniai pasakiau, kad nežino, kad čia tas pasirodymas dabar vyks ir vyksta. Ne? Tai visi ir tam cirke ir dalyvauja, o žinot, jeigu jisai vienoje vietoje prasideda, tai tuomet jisai tęsiasi ir kitur, žinot, kur ten būna taip, ten šunys loja, ten kažką tai traukinys, ten visa kita, ar ne, karavanai ir taip toliau. Ar ne? Tai tada, jeigu iš vienos pusės yra vaidyba, tai tada, nes aš jau žinau atsakymą, kurio man reikia, tai yra tikėtina, kad gali būti, kad yra šiek tiek vaidybos ir iš tos kitos pusės. Aha, tu man pasakei, ką daryti, tai pats ir daryk, ar ne, o aš ten taip, darysiu. Tai čia yra šiek tiek išsiplėtus apie tai. Jo. Žinai, aš esu girdėjus, pritariu, man irgi yra tekę girdėti ir, žinai, iš to, kad tu sakai, man tokia peršasi viena labai aiški išvada, kad, žinai, kontrolės mechanizmų, kontrolės centrų lieka pats vadovas, atsakomybė lieka pas vadovą ir aš tada sakau, kad tie vadovai, kurie eina pakaučinti būtent tokiu būdu, dar kaip tu pademonstruoja, kad nueis aš ten pakaučinsiu tam tikrus ženklus rankomis. Man tai patinka sakyti, kad čia šitie vadovai, kurie su karūnom vaikšto. Nes jie tampa centru viso apskritai organizacijos, komandos vystymosi rezultato siekimo, jie tampa centrinė, centru, ašimi, kaip mes be pavadintumėm, žmogus, be kurio, kaip sakant, niekas kitas nevyksta. Taip. Bet man yra, žinai, tekę girdėti, kad sako, ne, tai pakaučinimas, tai kai aš ten einu užduoti klausimų. Ok. Ir žinai, jeigu tu pradedi klausti, ok, tai koks ten tikslas, aš nežinau, ten per mokymus sakė, kad reikia užduoti klausimų ir tada pasakau atsakymą. Žinai, kur toks labai, gaunasi, toks labai paviršium. Tarsi žinau, kad coachingas yra apie klausimų uždavimą, bet mano tas klausimų uždavimas ir lieka tose rėmose, kad reikia užduoti klausimą. Ne? Nes apie tai, kad klausimo uždavimas turi, žinai, vesti į
mąstymo skatinimą, į žinai, smalsumo didinimą ir į atsakomybės didinimą, jau tos dalies nelieka, žinai, lieka tik tais, tai aš ten uždaviau va kelis klausimus ir paskui pasakiau, ką reikia daryti, žinai. Tai, tiesiog gal tarp tavo ir mano pavyzdžių gal labiau skiriasi ta emocija, ar ne, arba labiau skiriasi pati prieiga, ne, galbūt ten atmosfera arba vaibas, kaip mes čia beįvardintumėm. Bet Aš dar pridėčiau, žinai. Atleisk, kad pertraukiau. Viskas ok. Bet čia ne coachingo pokalbį įrašus arba su klientų minusiuko negausiu, ar ne, tai galima to papiknaudžiau kartais. Taip, ir dar vienas dalykas, kuris yra svarbus. Man atrodo, kad tas dar yra svarbus dalykas tame pakoučinime ir kas skiriasi nuo vadovavimo coachingo stiliumi, aišku, pakalbėsim dar apie to apribojimus, būtent tokio vadovavimo būdų, arba kaip vieno iš stilių. Tai yra tai, kad kas galutinai priima sprendimą. Tai yra, čia, kitaip tariant, klausimą, jeigu taip direktyviai pasakyti, kas čia turi mąstyti, spręsti ir priimti atsakomybę už pasekmes. Ne? Tai dažniausiai mąstyti, spręsti turiu aš, atsakomybę už pasekmes, nes aš tau pasakau, kad tu turi daryti, bet jeigu atsakomybė už pasekmes, jeigu kažkas nepaėjo taip, kaip aš norėčiau, kad paeitų, aišku, atsakomybė už pasekmes vis tiek pasilieka jau ne pas mane, pas tave. Nors sprendimą tai priėmiau arba privedžiau prie vienintelio teisingo sprendimo aš. Tai yra tas atsakomybės atsakingo asmens taškas. Ar ne? Ir iš vienos pusės būna tokie paradoksai ir ten su keliom organizacijom dirbama apie didesnį ownershipą vadovo komandai, apie tą būtent savininkiškumo jausmą. Ir iš vienos pusės skambi deklaracija, kad mes čia skatinam savininkiškumo jausmą, o iš kitos pusės po stalu tu laikai stipriai ir netiduodi galutinės kontrolės ir ta prieš valdybos narius ar prieš akcininkus ta skaidrė, kurią nori pademonstruoti, tai koreguoja, vis dar sakai, kokios spalvos jinai turi būti ir kokia ten turėtų būti nuotrauka ir kokio dydžio turi būti užrašas. Ar ne? Čia šaržuojant, ar ne? Tai vis dar tai pasilieka. Tai tas pakoučinimas yra apie tai, kad kažkas, kaip tu sakei, ar ne, arba mažiau, arba daugiau pakito paviršiuje, o realiai santykis ir atsakomybė lieka po senoviai, lieka ten pat, kur buvo. Tai žinai, kitaip tariant, kur aš noriu būti labai modernus vadovas ir taikyti coachingą, ar ne, nes girdėjau dabar tai labai populiaru, bet realiai tai naudoju tiesiog kaip tokį gražią etiketę, bet realiai mano mąstysena, mano suvokimas ir elgsena iš esmės nesikeičia. Tai pakoučinimas man apie tai, žinai, kur pasiėmiau vėliavėlę, aš dabar pakoučinu, aš čia naudoju, esu toks modernus, naudojuosi naujais įgūdžiais, kurie yra būtini vadovui ar ne, būtini turėti savo įrankių krepšelėje, apie taikymą galbūt dar pakalbėsim, kad vadovavimas coachingo stilių nėra vienintelis, universalus, neginčiamas kaip tiesos šaltinis. Tai turbūt tą irgi norim, kad suprastų tiek tie, kurie mąsto apie coachingą, tie, kurie planuoja, kurie domisi, smalsauja, arba tie, kurie galbūt šiai dienai turi suvokimą, kad tai aš tai jau čia pakoučinu tos savo žmonės. Žinai, norisi iškart ir paklausti, matau, per skirtingas platformas čia nemažai žmonių žiūri, tai jeigu jūs norite pasakyti, ką jums reiškia pakoučinimas, arba kaip jį suprantate, jūs brūkštelkit mums komentarą. Kartu matysim, kad ne tik Katažina mus mato ir girdi, bet yra dar ir kitų žmonių, irgi, kurie mus mato ir girdi. Tai tikrai skiriam nemažą laiko pakalbėti apie kas tas pakoučinimas, tai sugrįžkim prie tos antros dalies. Kas tada yra vadovavimas coachingo stiliumi? Kaip tu? Geras. Žinai, šitoj vietoj reikėtų pradėti matyti nuo tos įžangos ir mes apie tai kalbėjom su tavim šią savaitę bent 2 kartus, kalbant su senukų vadovais, ar ne, su kuriais dirbome, ir ten nors kalbėjom ir apie pokyčius, ir apie one-on-one pokalbius, bet ir nemažai buvo, nes kur yra pokalbis, ten yra galimybė augti panaudojant coachingo kompetenciją, ar ne? Tai ir kalbėjom, kad pirmas dalykas reikėtų suvokti, kalbant apie vadovus skirtingai nuo coachingo specialistų. Ar ne? Tai kalbant apie vadovus skirtingai nuo specialistų, kurie veda
individualias arba komandinės arba grupinės coachingo sesijas, yra labai daug atvejų, kai coachingas yra pats blogiausias įmanomas stilius. Ar ne? Tai jeigu mes kalbam apie coachingą kaip kompetenciją bendrai, arba coachingą kaip tam tikrų metodų ir įrankių visumą, arba vadovavimo stilių, ar ne, kuris sudaro jau juos per jų taikymą, ar ne, tai reikėtų pasakyti, kad jeigu tu turi tai kaip vadovas įrankių diržą, ant kurio yra sukabinti skirtingi stiliai, vienas iš jų gali būti direktyvus labai, ar ne, tai kai įgauni coachingo kompetencijos, tai nereiškia, kad tu paimi viską, absoliučiai visus kitus, viską kitką numeti ir užsidedi čia vieną vienintelį. Ir kai, tu esi vienintelis žmogus organizacijai, kuris turi kompetencijos į kažką tai atsakyti, ir tu sako, tai kaip ten ta ir ta, kaip tu galvojai? Ir tu vietoj to ten, kur turėtum duoti, arba kaip pavyzdžiui, toks klasikinis pavyzdys, kurį naudojam, ar ne, tai yra tai, kad jeigu patalpoje yra gaisras, o tu esi vadovas, esi vadovaujantis coachingo stiliumi, ar ne, visur toks ir labai įtraukus ir taip toliau. Sakai, tai kolegos, šiuo metu dabar yra gaisras, bet mes su jumis mačiau po kalendoriui, mes visi turim laiką bendrą kažkur, tai neužsiėmę esam 16:00, tai yra už 6 valandų, mes susėsime ir kartu su jumis apsvarstysime, kaip mes galėtume elgtis tokioje situacijoje. Čia absoliuti nesąmonė. Ten, kur turi būti direktyvu, ten privalo būti direktyvų. Ir tai yra dažniausiai susijęs su išskirtinio vadovo kompetencija arba su išskirtiniu vadovo ego. Kur aš žinau atsakymą, to pradėjom, ar ne? Kur aš žinau vienintelį teisingą atsakymą, jokio kito atsakymo aš netoleruoju, tai tada to vaidybos tos ir nereikia. Ten tada ir nereikia tam sušaukti 7 žmonių susirinkimą ir 45 minutės vaidinti ir spausti visus tol, kol jie prieis prie to vienintelio teisingo atsakymo, kokį tu jau turėjai iš pat pradžių ir kurį vienintelį galėtum leisti. Reikia tiesiog iškart pasakyti jį ir negaišinti vienas kitu laiko. Tai vat, pirmas dalykas, nuo ko prasideda, kas keičiasi elgsenoje, tai yra didesnis vadovo sąmoningumas, aš pasakyčiau taip. Ar ne? Aš aiškiai suvokiu savo vaidmenį, savo rolę, savo kompetencijas, klausimo reikšmę, svarbą ir galiu sąmoningai priimti atitinkamus sprendimus ir suprasti, suvokti savo daugiau konstruktyves, mažiau konstruktyves reakcijas, atpažinti prieš mane esantį žmogų arba žmonės ir atitinkamai pritaikyti reikiamą įrankį tą, kuris šiuo metu yra adekvačiausias. Taip pasakyčiau. Žiauriai skamba sudėtinga ar paprastai dabar galvoju? Brigita, kaip? Žinai, tai tada, kai mes kalbamės, visada atrodo viskas ganėtinai paprasta, ne? Kad aš kaip vadovas turiu skirtingus vadovavimo stilius, turiu skirtingus įgūdžius, aš turiu komandą, kurioje dirba skirtingi žmonės ir skirtingi ne tik kaip asmenybės, bet jie skirtingi yra savo įgūdžiais ir kompetencijom, savo patirtimi, savo supratimu, savo mąstyseną. Tai žinai, labai lengva pasakyti, kad štai aš turiu įrankių dėžę, priejau, pasiėmiau tą, kurio reikia, žinai, čia gal dabar plaktuko, čia žinai replės, čia gal kažkokią atsuktuvą ten vieno kito dydžio ir pritaikiau. Man iš tikrųjų coachingas turbūt, kaip ir tu sakai, yra apie mąstyseną, yra apie tą suvokimą, ar ne, kad čia, kad aš moku ir gebu tais įrankiais naudotis. Kad aš atpažįstu, man nereikia pagalbos eiti paklausti, ar man čia dabar, žinai, plaktuką, ar čia replės pasiimti. Bet būtent apie tai, kad gebėti pritaikyti pagal žmogų, pagal situaciją, pagal organizaciją, nes vėlgi vadovas turbūt, ir aišku, tokių, kurie dirba visą gyvenimą vienoje organizacijoje, bet kartais tas stilius, kurį aš galbūt jau taikiau vienoje organizacijoje, atėjęs į kitą organizaciją, truputėlį kitokią kultūrą, kitokią dinamiką, kita industrija, kiti tikslai, tas mano dažniausiai taikomas stilius nebūtinai tiks, ar ne? Vadinasi, aš turiu gebėti prisitaikyti ir pamatyti, ar tai, kaip veikiu, mano elgsena iš esmės duoda rezultatą. Žinai, tu kalbėjai apie tos įrankiukus ir visą kitą, ir man tas, aš tokį vieną pirmą, dažniausiai tiesiai šviesiai ir pasakau, nuo ko dėrėtų pradėti judėti coachingė vadovams. Taip. Tai yra nuo tų paprastų tokių kompetencijų arba paprastų veiksmų. Tai pirmas veiksmas,
esu jį ne kartą minėjęs. Ne? Tai pirmas veiksmas labai paprastas. Tai yra išmokti, užduoti klausimą ir užsičiaupti. Literally. Užduodi klausimą ir užsičiaupi. Ir jau matai, kiek daug, jeigu pavyksta ir išbūti tame nepatogume, o ne taip, kaip yra. Kolegos, tai kaip mes spręsim šitą klausimą? Tai jūs nežinot, kaip spręsti. Tai ašgi žinau, kaip spręsti šitą klausimą. Ir tada išdalini, vėl toliau, vėl koncertas, vėl visą kitą, ir tada tas vadovas kaip artistas, ar ne, visus sušaukė, tą susirinkimą, arba one-on-one padarė, ar ne, iškelia klausimą, paklausė sprendimo, nėra, davė sprendimą, sukramtė, kiek reikia, delegavo, įdėjo į sistemą, ir dar prižiūri po to, kad ar tas komandos, dar vaikštų kaip komandos nario asistentas, ar padarei brangusis, ar padarei brangiau, ar viskas gerai. Nepavyko, terminas, dega viskas, tai gerai, tada aš organizuosiu ir padarysiu viskas, kad būtų padaryta, galbūt net ir padarysiu pati arba pats. Ar ne? Tai vienas dalykas, ir tai yra grandininė reakcija, to, kad mes nemokam užduoti klausimą ir užsičiaupti. Tai čia yra pirmoji dalis, o antroji sudedamoji dalis tai yra, kai tu jau išmokai užduoti klausimą ir užsičiaupti, tai yra išmokti užduoti atvirą klausimą. Ne direktyvų, žinai, kur kalbėjom vakarą. Net. Ar tu nemanai, kad tau reikėtų padaryti šitą ir šitą? Taip. Kokį aš turiu pasirinkimą? Mažai. Arba tu atliksi užduotį 5 ar 3. Šiaip, aš galvoju, kad aš jos nepadarysiu, bet matau, kad tau labai svarbu, tingiu aš su taim čia ginčytis, pasakysiu 5 darbo dienos pabaiga, tu dažniausiai būni užsibizinęs, ir aš vis tiek jos nepadarysiu 5. Ir o tas vadovas, ar ne, mums reikalingi sprendimai arba atsakymai tam, kad mes galėtume įkalkuliuoti tai į mūsų visą paskesnę veikimo logiką, ar ne? Tai jis padarys 5, tai aš paskambinsiu šitą, tada jisai padarys, ar aš jau susiplanuoju, kas atsitinka, visi tolimesni veiksmai, kurie atsitinka, kai žmogus atliko tą užduotį tai 5 valandai. Bet tai neįvyksta, viskas subyra, viskas pabyra ir taip toliau. Ir viskas prasideda nuo to, kad aš nedaviau žmogui pasirinkimo pasakyti, kad žinai, šiaip iš tikrųjų tiek, kiek užduočių tu man šiandien pridalinai, šiandien aš šitos užduoties nepadarysiu. Arba pasakyk man, prašau, ko tada man šiandien nedaryti. Ar ne? Tokio pasirinkimo šitame klausime nebuvo. Ja. Žinai, dar toks, tu pradėjai apie tuos įgūdžius, kurių reikia vadovui, žinai, ir gebėti užduoti klausimą, ir gebėti išklausyti. Man taip norisi labai, žinai, tarsi žmogiška atrodo, žmogiška kompetencija, ne tik išklausyti, bet ir gebėti priimti, ką sako žmogus, ar ne? Nevertinti, neužklijuoti etiketės, o iš tikrųjų išgirsti, kada mes kalbame su komandos nariu, ar ten susirinkime su daugiau, ar netgi kolega, nes vėlgi, kada mes kalbam apie vadovą naudojantį coachingo įgūdžius, mes neapsiribojam, kad dabar aš komandos viduje esu toks vadovas, bet jau kai aš bendrauju su kitais kolegom organizacijai, tai aš jau toks kažkoks kitoks. Tai, man atrodo, tokios ir tarsi bendražmogiškos savybės gaunasi, kad aš gebu priimti kito nuomonę, aš gebu jo nevertinti, aš jo gebu iš karto ten nenuteisti. Ir net jeigu aš su ta nuomonė nesutinku, aš gebu girdėti ir priimti, ką žmogus masto, kaip masto, pabandyti suprasti, kodėl jis būtent su tokiu atsakymu ateina. Tai man apie šitą. Ir dar tokia kita, žinai, mintis, kuri kažkaip jau buvo prie pakaučinimo, labiau apie sistemą, kad pakaučinimas man toks yra, žinai, vienkartinis, pribėgom. Aš pribėgau, taip, žinai, kažką čia įmečiau ir nubėgau, o kitą kartą gal atbėgsiu už 2 mėnesių, kai vėl matysiu arba kai turėsiu laiko. Vadovavimas kaučingo stilių, man atrodo, ne tai, kad žodis reikalauja netinka, bet vadovavimas kaučingo stilium yra apie nuoseklumą. Kaip aš dirbu su komanda. Kaip mes susitinkam, kada susitinkam, ką ten nuveikiam, ko siekiam. Ir natūralu, kad šita elgsena negali atsirasti be pasikeitusios mąstysenos. Vadinasi, aš grįžtu į savo tokį lozungą ir šūkį, norint būti vadovu, kuris naudos kaučingo įgūdžius, pirmiausia, reikės dirbti su savimi.
tam, kad pažinti save, antra, tam, kad pažinti komandą, tam, kad susidėlioti sistemą ir nuosekliai judėti į priekį. Tai vat kažkaip man šitos mintis dar. Žinai, man vat, iš to, ką tu pasakei, dar toks vienas dalykas irgi iškilo į paviršių apie tą skirtumą, ar ne, kas keičiasi elgsenoj. Teko susidurti su nemažai situacijų ir vadovų tose situacijose ir apie save irgi galvojant kaip vadovą, kad kai keičiasi elgsena ir tu labiau coachingas tampa tavo kompetencija arba vadovavimo būdu, o ne tik tai kažkokia vienkartinė priemonė, kaip tu sakei, ar ne, tam pribėgom kažką tai padaryti, vadovas nustoja gelbėti komandos narius per greitą sprendimą. Nes matai sunku komandos nariui, neaišku, jis ateina kažko paklausai ir taip paprasta yra ir atrodo taip gerai, taip naudinga yra išgelbėti duodant greitą sprendimą arba greitą atsakymą. Ar ne? Ir automatiškai, kai tu nustoji gelbėti per greitą sprendimą, tai automatiškai tu leidi komandos nariui labiau susidurti su nepatogumu. Ar ne? Tai vat, kai tu leidi komandos nariui susidurti su patogumu, tai reiškia mažiau aiškinant, mažiau duodant, išrašant receptų, apykrizių, atsakymų, duodant blue pill dalinant, ar ne? Tai vat, irgi tada atsiranda daugiau to coachingo stiliumi. Kartu padidėja rizika. Nes kartu aš tada prisiimu rizikos, kad sprendimai A gali būti lėtesni, B gali būti neidealus, švelniai tariant. Ne? Tai reiškia, aš kalkuliuoju ir didesnės klaidos arba netokių rezultatų, kaip aš tikėjausi, jeigu daryčiau pats arba jeigu aiškiai pasakyčiau, ką daryti, tikimybę. Galiu čia taip iššokti su dviem dalykais. Tai, žinai, pirmas, aš prisiminiau pavyzdį. Ir pirmas dalykas, kurį, žinai, taip labai norėjau pasakyti, kad tada, kada vadovas, žinai, duoda tą greitą atsakymą, paprastai turi savo labai gerą pasiteisinimą, kad komandos narys nežino. Tai jis, mano kaip vadovo užduotis yra padėti žmogui padaryti užduotį, pasiekti rezultatą ir jis nežino, jis neturi kompetencijos. Taip. Ir čia labai dažnai ne apie komandos narį, o čia apie patį vadovą, kad jis negali paleisti tos kontrolės, kad jisai bando sutaupyti tą momentą, vietoj to, kad skirtų keletą minučių, užduotų keletą papildomų klausimų, jam yra gerokai greičiau, nes jis atrodo, kad ir taip užimtas sutaupysiu dar kelias minutės. Tai toks vienas, o antras, aš turiu labai tokį, atrodo, paprastą pavyzdį. Aš dirbau su viena vadovų grupe ir mes pirmoji daly susitikom ir kalbėjom būtent apie one-on-one pokalbis, kalbėjom apie atsakomybės perkelimą, o kaip tie klausimai iš tikrųjų padeda. Ir viena iš vadovių, taip, mokymo eigoje sako, gerai, aš turiu tokį pavyzdį. Aš turiu vieną komandos narį, jinai dirba su klientais, ne su klientais, jinai dirba su partneriais. Taip. Ir būna kažkokia situacija, būna kažkoks laiškas, paprastai ten jau kažkoks yra ten probleminė galbūt situacija, sudėtinga. Ir sako, ateina pas mane su tuo laišku ir klausia, ką daryti. Sakau, ir aš tada turiu mesti visus darbus ir padėti jai atsakyti, nes partneriai laukia, reikia greito atsakymo ir panašiai. Ir jinai pas mane, ir kiek sakau, kartų per dieną jinai ateina pas tave, kaip kada, kartais ten 3, o kartais kokius 8. Priklausomai nuo to, kiek laiškų. Aha, tai trukdosi vadovo darbas, persitraukiam, sakau, tai ką aš tada sėdu ir rašau tą laišką. Kartu, sako, susėdam ir parašom. Ir man, žinok, toks buvo, wow. Okay. Tai šiuo metu, aš sakyčiau, žinai, atsakymą, jeigu tokia greita, tai darbovietė, įsigykit ChatGPT prenumeratą, tokį greitą, bet čia toks, žinai. Jo, pasijuokti. Tai žinai, paskiau mes kalbėjom, kad taip, kai kuriuos laiškus parašo, bet vis tiek ateina paklausti, tai ar galiu siųsti šitą laišką klientui? Ar ne, kitas etapas. Tai, išmoko kažką, ar galiu siųsti laišką klientui. Ir visą laiką reikia patvirtinimo. Ir mes kalbėjom, sakau, tai gerai, pabandykim truputėlį kitaip, paklauskim, kaip žmogus mato, kaip jam pasisekė tą laišką parašyti. Ar ne, koks bus rezultatas, koks yra laiško tikslas, koks galimas rezultatas, o kas nutiktų, jeigu tas laiškas tikrai yra netinkamas.
Tai vat mes paėmėm tą pavyzdį ir paskui, man atrodo, mes susitikom gal po 2 mėnesių vėl antroji daly. Ta vadovė pačioj pradžioj mokymus sako, negaliu patikėti. Jinai pradėjo, sako, pati rašyti laiškus ir pas mane ateina dabar labai išskirtiniais atvejais. Okay. Ir toks buvo džiaugsmas ir ta prasme, kas man įdomiausia, kad vadovė galų gale patikėjo, kad žmogus turi kompetencijos parašyti. Ir ne, pasirodo, buvo didžiulė baimė prisimti tą atsakomybę, nes čia yra darbas su partneriais. Bet kada būdavo užduodami tie papildomi klausimai, tai kokios galimos pasiekmes, o ką dar kitaip galėtum parašyti ir panašiai. Ir jinai pati dalinosi, kokius klausimus paprastai jinai taikydavo. Žiūrėk, ir žmogus nebeteina, nes negauna tos žuvies, kaip sakant, ar negauna meškerę. Ir keičiasi ir žmogaus matymas, ir žmogaus pasitikėjimas savimi, ir vadovas atlaisvėja. Ir va štai čia toks atrodo paprasta tarsi technika, ar ne, kada mes galim užduoti klausimus vietoje atsakymų. Žiūrėkit, žinai, aišku, kad coachingo pokalbis, jisai pagerina paties pokalbio kokybę. Tai reiškia komunikacijos kokybė, dialogo kokybė, jeigu tai yra su vienu žmogum, tai suprantama tai yra, ar ne? Daugiau atpažįstamumo, atviri klausimai, čia toks fainai, girdi nuomonės, dar nepertraukinėja manęs. Čia kaip iš vis nerealu. Ar ne? Bet žinai, tas klausimas, kurį mes savo įsirašėm irgi šiandien dienos mūsų pokalbį, tokį įžanginį pokalbį, to ciklą, ar ne, tai yra o kaipgi realiai mes galim pamatyti kaip vadovai, būdami vadovais, kad apsimoka, kad paėjo, kad tai yra ne tik apie kažkokį fainesnį pokalbį ir kad komandos narys išeina geresnės nuotaikos iš to one-on-one. Pirmas dalykas, kad jis reguliariai vyksta, bet gal atskirai apie tai pakalbėsime, ne? Antras dalykas yra apie tai, kad, kad jame buvo galimybės ir man įterpti žodį tame pokalbėje, ar ne? Ir aš galėjau dar klausimų užduoti. Galėjau ir pamastyti, ir galėjau pademonstruoti nebūtinai savo tobulumą kažkur, tai pažeidžiamumą ir taip toliau. Tai kaip pamatyti, kad realiai jisai prisideda prie to savarankiškumo ir atsakomybės tavo galva? Tai turbūt galim, žinai, čia paimti iš kelių pusių, nes iš vienos pusės, žinai, organizacijos labai mėgsta tam tikrus pamatavimus ir mes tą galim pasimatuoti, tarkim, per darbuotojų įsitraukimo tyrimus, kiek darbuotojų yra įsitraukę, per motivaciją, per darbuotojų komandos narių, kaip čia, attrition rates, mes pakalbėsimgi vieną pokalbį, būtent mes pokalbį ir skysime apie pamatavimą, ar ne, apie tai, kaip pamatuoti poveikį. Bet realiai yra, realiai yra tam tikri rodikliai organizacijose, kuriuos mes galim pasimatuoti darbuotojų įsitraukimo, darbuotojų rotacijos rodiklius ir panašiai. Žinai, tiem, kuriem būtina organizacijai, mes turim juos matuoti. Kita dalis yra tai, ką vadovas pats mato. Tai, turbūt, žinai, nuo tokių labai paprastų buitinių, kad staiga per susirinkimus mes kalbam visi, ar ne? Staiga mes klaidų nebekišam po kilimu, staiga mes ateinam nebe su klausimu, kaip man padaryti, o norėjau įsitikinti, ar ne, kad čia mano teisingas sprendimas. Aš ateinu jau kaip komandos narys, ateinu su tam tikrais pasiūlymais, kaip būtų galima spręsti. Galbūt ne tik atspręsti, ateinam su pasiūlymais, kaip apskritai efektyvinti tam tikrus procesus. Mes, žinai, man tai labai matėsi, aš pati, kadangi dirbdama didelėje organizacijoje ir dirbau su vienu metu 7 team leadais, kurie buvo po manim, ir, žinai, kada mes deleguodavom, mes pasiskirstinom tam tikrais projektais, tu apsitari, paskui susitinki tam tikram update'ui projektui ir tu matai, kad žmogus ne tik, kad jisai padarė, ką jūs buvo, tarsi susitarę, užsidėję ten prioritetus ir tikslus, bet jis dar pagalvojo extra steps, dar jis įsitraukė kažkokį vieną kitą klausimą, dar jis įtraukė kažkokią problematiką prie to projekto, dar jis įtraukė kažkokius papildomus skaičiavimus, gal papildomą ataskaitą, kad šitas projektas iš esmės pasisektų, ar ne, kad mes tikrai pasiektumėm rezultatą. Ir visa tai susiveda į tai, kad žmonės pradeda suvokti savo atsakomybę ir nebijoti jos prisiimti. Ir man čia yra turbūt, žinai, didžiausias privalumas vadovavimo coachingo stilium, kad žmonės suvokia savo atsakomybę ir nebijo jos prisiimti. Žinai, geras, aš irgi pats savo taip atsakyčiau, kad
kad tai matosi, pirmas požymis, kaip tai pradeda matytis, tai yra iš to, kad komandos narys ateina ne tik su problema, bet ir bent vieno sprendimo pasiūlymu. Taip, taip. Ir tai atsitinka greičiau, ar ne, jeigu tie pokalbiai yra, jeigu daugiau erdvės, jeigu kokį įrankį dar panaudoja, apie kurios dar pakalbėsim, arba metodą, arba kokį grow, ar ten dar kažką, ar net formatą, ar ne, tai ta prasme tiesiog seka tam tikrą, ar ne, kurie jų gali būti skirtingų, bet jos visos yra apie tą patį, apie tos pačios erdvės, struktūruotos erdvės žmogui suteikimą. Tai va, tai pirmas dalykas jo, ne tik problema, bet ir sprendimas. Ilgainiui, nes iš pradžių dar vyksta susikalibravimas, ar aš čia teisingai viską sugalvoju, ar čia yra teisingas sprendimas ir taip toliau, ilgainiui su tokio pat pobūdžio problemom arba tokio pat skaupo, ar ne, tokio masto, ateinama vis mažiau. Ar ne, nes kitaip tariant, tiesioginė nauda, jeigu jauti, kad po kurio laiko, ne tik, bet pirmiausia jauti, ar ne, kalbant apie savijautą, kad užsiknisi su komandos nariais mažiau, bent jau su dalim, tai jau kažkas pradeda veikti. Ne? Užsiknisi su jais mažiau, kaip tu sakai, kad jie neatneša laiško dėl kablelio, iš viso laiško neatneša, ir po to žiūri, kad jeigu ateina ne tik tai kažką pasakyti, bet ir kažką pasiūlyti kartu, ne? Po to žiūri, kad tas ateimas retėja ir tu pats jau to one-on-one metu ir dar kažką bandai prisikviesti to žmonės arba lauki to formato, kad galėtum struktūruotai pakalbėti. Tai vat, tai yra toks greitas, mano nuomonė, pirmas matomai apčiuopiamas sprendimas, kurį galima pasiekti. Čia nekalba apie savaitės, kai ką apie mėnesius, bet čia ne apie metus eina kalba, kas atsitinka tada. Ne? Ir iš to vietoje irgi matyt dar reikia vieną dalyką pasakyti, kad mes čia prisipažinom, kad knygą rašom 2 metus, ar ne? Tai vat, rašom 2 metus, tai čia ne taip, kad sėdim visą parą arba kiekvieną darbo dieną. Nieko kito neveikiam. Ir nieko kito neveikiam, bet tai reiškia, kad mes 2 metus sistemingai, santykinai drausmingai susitikdavome kas pirmadienį 4 valandom ir kartu gyvai arba online tiesiog rašėme knygą, po to tarp, aišku, ten buvo ir interviu visokiausių, kurios reikėjo paimti atskirai. Va, bet dar vienas dalykas, apie kurį irgi norime pasakyti, kad ne tik knygas rašom, bet jau ir kurį laiką dirbam su organizacijom apie coachingą organizacijose. Ir dabar labiau darbą struktūruojam, turim nuostabią programą. Ir jeigu jūs norite daugiau apie tą programą coachingo organizacijose sužinoti, jeigu norite galbūt pasityrinėti, o galbūt mes galėtume ateiti į jūsų organizaciją ir su jumis padirbėti, arba norite sužinoti, kada bus galimybė žmonėms iš skirtingų organizacijų ateiti į bendrą pasimatymą ir pokalbį apie coachingo organizaciją, tai pokalbį tai reiškia sistemingus mokymus, irgi galite tiesiog pasinaudoti šitų QR kodų, užsirašyti ir mes su jumis tikrai susisieksime atgalinių ryšių elektroninio pašto pagalba. Ar ne? Tai dar vienas dalykas, lygtai šiandien iš tų tokių QR kodinių dalykų daugiau nieko ir nepamiršom, ar ne? Viskas lyg ir paminėjom. Brigita, kur dabar toliau mes turėtume judėti? Link tų klaidų jau iškart pasakyti? Žiūrint į laiką, taip, mes galbūt dar galim uždėti kelis akcentus apie, savarankiškumą ir atsakomybę, kaip atpažinti, bet tarsi kaip ir kalbėjom, ar ne, kad darbuotojai mažiau ateina, arba ateina jau su tikrai labai didelio masto klausimais. Man dar, toks akcentas yra, kad, ką pradžioj kalbėjom, kada mes pakaučinam, mes liekam kaip vadovai tokie atsakomybės centru. Kai tas jausmas keičiasi komandui, kad atsakomybė nebėra tik vadovo, kad visi komandos nariai jaučiasi atsakingi už bendrą komandos rezultatą. Ir čia, gal man trūksta šiuo metu žodžių įvardinti, aš atsimenu savo komandą iš vienos iš tų didelių organizacijų, kuriuose teko dirbti, kada, nebe vadovas ateina ir ten kažko klausia, bet tas atsakomybės pasidalinimas, vyksta visom kryptim. Kažkuris iš komandos narių ateina ir sako, chebra, žiūrėkit, čia pražiūrėjom šitą. Tai dar tas toks komandiškumo jausmas. Taip. Stiprėja apskritai atmosfera, sakyčiau, netgi tas,
psichologinė atmosfera, psichologinis saugumas, galbūt, jeigu taip galima įvardinti, atsiranda didesnis komandai, nes mes, žinai, tam tikras klaidas pradedam priimti kaip augimo galimybę. Ne kaip reikalą, kurį reikia pakišti po kilimu, išvengti, kažkur čia nuslėpti, gal čia niekas nesupras, nesužinos, bet mes matom klaidas kaip augimo galimybę. Tai man šitas irgi, aš kadangi tą pati patyrusi, tai yra tikrai labai, labai faini dalykai, kuriuos norisi turėti kiekvienam vadovui. Nes tikrai būna, kad išgirsti dirbdamas su vadovu, sako, blemba, aš čia kaip vaikų darželį vaikštau, ganau čia juos pirmyn, atgal čia, sužiūrė, kada kas atėjo į darbą, kada kas ten iš po pietų negrįžo. Ar mums kaip vadovam norisi tą daryti? Tikrai ne. Tikrai bus ne dėl to samdi, ir ne, kad mes susižiūrėtumėm, kas kada atėjo į darbą. Tai va čia. Ir jo, turbūt žiūrint į laiką, matyt, galim judėti ir prie tų tokių Klaidų. Taip. Žinai, nes norint augti, reikia pastebėti tas klaidas, jas reikia priimti. Iš pradžių jas reikia padaryti, bet mums kartais neblogai gaunasi visai, ar ne? Bet, jo, bet to. Tai, žinai, man tai, pavyzdžiui, nemaža tų klaidų dalis, man atrodo, kad mes apie jas kalbėjom ir galime tik tai taip, kaip, žinai, apibendrinti, dar kartą pasakyti, tai man nemaža dalis tų klaidų siejasi su dirbtinumu. Angliškas žodis žymiai geresnis su feikinimu. Tai reiškia, kai aš dirbtinai aš vaidinu, kad man čia įdomu, nevelnė man neįdomu. Aš vaidinu, kad čia man svarbu, nevelnė man tai nesvarbu, liepia padaryti tą pokalbį ir darau tą pokalbį ir atsiknyskite. Nepadarysiu ir bus padaryta. Ir viskas tvarko. Niekas nesikeičia nei mano elgsenoj, nei nieko. Ar ne? Ir kalbam, čia matyt dar reikia kalbėti apie tai, kad jeigu 40 valandų per savaitę, tai čia jeigu dar aš viršvalandžių nedirbu, ar ne, jeigu, tarkim, 50 valandų per savaitę, tai yra 200 valandų per mėnesį, 199 valandas per mėnesį. Jeigu aš esu direktyvus, grubus, su atjungtu arba primažintu, prisuktu emociniu intelektu, ar ne? Biški pašaukiu, biški dar kažką tai padarau, kumščiukų pamojuoju ir taip toliau. Ir tada aš darau tą pokalbį tokį su darbuotoju ir galvoju, gal pravesti man reikėtų pokalbį one-on-one, tokį įtraukų coachingo stiliumi. Ir tada aš būnu toks visas toks, arba tokia grubus ir grubi, ar ne, direktyvi ir taip toliau. O po to ateina ir sakau, tai pakalbėkime atvirai. Koks klausimas tau galvoja? Koks idiotas patikės tą mano žinutę? Taip. Niekas nepatikės. Nes kitaip tariant, aišku, po to yra tas sniego gniūžtės efektas, bet pačioj pradžioj mano šito pokalbio kokybė priklausys nuo to viso likusio laikotarpio, nes tų valandų 199, o mano tas pokalbis kitokiu būdu yra 1 valanda. Tai 199 valandos visą laiką, 150, 50, 10, nesvarbu, visą laiką persvers 1 valandą. Ar ne? Tai yra ta klaida ir su to yra susijusi klaida, kad aš galvoju, kad man čia davė Grow modelį, ten tokie lenteliai klausimai visi surašyti. Ir aš vieną kartą pritaikysiu ir taip, ir galima ištiktukus kitus panaudoti, ar ne? Ir viskas pasikeitė. Taip nebus. Yeah. Ir čia, žinai, tokia pitfeilas yra. Ir tada tu galvoji, vieną kartą tau nepaėjo, niekas nepasikeitė. Kitaip tariant, tas žmogus ir toliau galvoja, kad aš geriau, man neapsimoka kurti tokį pažeidžiamumą ir atvirą ryšį ir pasakyti atvirai kažką, ką aš galvoju, ką aš jaučiu, kur tu nusišneki, man neapsimoka, ar ne? Ir vadovas pabandė, vieną kartą įmetė ir po to sako, šūdas, tai tas neveikia. Nesąmonė. Tai yra, kaip aš anksčiau dariau, tas veikia žymiai greičiau. Ne? Tai arba žymiai efektyviau, nes iki šiol aš dirbu ir vadovauju sėkmingai organizacijai, sėkmingai komandai, mes gerai performinam, bonusiukus visi gaunam, viskasgi gerai, kam čia kažką pabandžiau neveikia. Tai to greito rezultato tikėjimasis, man atrodo, tai yra viena iš tokių nieko nepakeitimas, feikinimas ir po to tikėjimasis greito rezultato, tai yra tokios kristomatinės, aš sakyčiau, greitos klaidos, ar ne, kalbant apie coachingą.
Ir žinai, ne tik apie vadovą, kalbant apie pačią organizaciją, nes reikia turbūt suprasti, kad, kaip ir tu sakai, greito rezultato nebus, todėl kad tai nėra apie tai, kad aš pakeičiau techniką. Tai yra apie, iš esmės, suvokimą ir mąstyseną. Jeigu mes norim turėti, žinai, kažkokį kitokį rezultatą, mums reikia priimti kažkokius kitus sprendimus. Taip. Ir jeigu mes priimam kitus sprendimus, mes turim mąstyti truputėlį kitaip, kad tuos sprendimus priimti. Vadinasi, suvokimas turi po truputėlį keistis. Kokia yra mano intencija, ko siekiu ir kaip tą padarysiu tvariai. Nes organizacija irgi sako, čia investuosim, nusipirksim pas Miroslavą ir Brigitą čia 4 valandas mokymų, pamokysim čia tos vadovus ir jau nuo pirmadienio visi ten. O už mėnesį pamatavom rezultatą, niekas nepasikeitė. Duokit didesnį įsitraukį. Žiūrėkit, kolegos, pas mus už 2 mėnesių yra įsitraukimo tyrimas, padarykit kažkokį tą, nes praeitas tyrimas buvo toks, norim žymiai geriau, va čia, ar pakaks pusdienio? Ar ne? Tai aišku, kad nepakaks. Žinai, čia lygiai taip pat, kaip neužtenka vienos coachingo sesijos, kad iš esmės įvyktų pokytis, neužtenka vienų mokymo, nežinau, dienos ar pusdienio, kad įvyktų pokytis. Taip, galiu pamatyti naudas, bet tam turėsiu nuosekliai dirbti, nuosekliai daryti kitokius veiksmus, pareflektuoti, o kaip man sekėsi daryti, ar ne, galų gale kalbėti su komanda, ką aš čia dabar darau, nes, irgi, turbūt vienas iš tokių labiau jau nebe organizacijos, o pačių vadovų klaidų, ar ne, kad staiga aš ateinu, kaip ir tu sakei, ir staiga, ten, žinai, 180 laipsnių kitą pusę ir taikau net ir ten, kur netinka coachingas, ar ne? Vietoj labas rytas, prie kavos aparato pradedu staiga taikyti coachingo įgūdžius. Ne. Tai turbūt galbūt šiek tiek apie tą patį, bet tuo pačiu gal ir papildant, kad mes tikimės labai greito rezultato, nes vienas dalykas, antras dalykas, mes darom veiksmus nepakeitę tos mąstysenos, žinai, ir tada gaunasi, kad žiūrėk, rezultatas ir ne tas, kurio mes, žinai, tikimės, nes... Žinai, man tas dirbtinumo dar vienas aspektas, tai galvo norisi papildyti tave. Tai, žinai, dar tas dirbtinumo aspektas, kurį kartais tenka stebėti ir pastebėti, tai yra tai, kad, aš galvoju, kad tai suveiks kitam žmogui, mano komandos nariui, bet pats to netaikau. Tai toks tas dirbtinumas, tas feikas gaunasi, ar ne? Tai ten kokie tavo gyvenimo tikslai, tu neturi tikslų, tai arba kokie tavo profesiniai tikslai, tai padėsiu tau čia apie tos tikslus pakalbėti, apie visą kitą, bet savo pats to nedarau. Taip. Aišku, visą laiką sakau, kad man čia to vadovas, mano to nedaro, ne? Jeigu turiu tą dar vadovą dar viršui, bet savo to pačių principų netaiko. Net ir čia siejasi su to, kad kur nemažai tų coachingo specialistų kalba apie tai, kad kai užduoda klausimą, koks yra geriausias klausimas pokalbyje, tai atsakymas yra paprastas. Geriausias klausimas yra tas, į kurį tu pats bent kartą atsakėjai. Nes tada tu bent per save gali įsivaizduoti, kas vyksta su tuo žmogum, kai tas klausimas užduodamas. Kaip tu pats norėtum tą klausimą išgirsti, kad tau kiltų noras atsakyti, ar ne? Ta pats labiau jauti tada, ar tas klausimas, jeigu pats atsakėjai, koks jis yra labiau, kaip atrodo, kaip skamba labiau direktyvus, kokia yra formuluoti, kaip yra labiau atviras klausimas, kuris sukuria daugiau galimybių atsakyti, kuris realiai skatina mąstyti ir taip toliau. Ne? Tai va tas pafeikinimo dar viena iš didesnių klaidų. Taikysiu ant jų, bet man pačiam nereikia. Aš esu top, aš esu viską, aš esu orientuotas, žinau, ko noriu ir ne, man tai čia jiem to reikia. Ir neretai tai būna toks ribojantis mąstymas, nes būna nemažai elementų, apie kuriuos reikėtų ir pačiam bent jau kažkiek tai persvarstyti. Nes tvarus komandos pokytis yra tada, kada ir tu pats biškutėlį pakeitei. Šiuo metu kiekvienas iš vadovų yra apdovanotas tokią komandą, kokios nusipelnė pats. Savo veika, tai reiškia savo veiksmų buvimu arba nebuvimu. Tai jeigu dirbi su komanda metai plus, tu turi 100% savo paties sukurtą santykį komandoje, ar ne, ir komandos veiklos kokybę.
Tai jeigu galvoju, kad aš taikysiu čia visiems kitiems ir tie visi kiti pasikeis ir viskas pasikeis, bet pačiam man nieko nereikia keisti, tame gali būti labai didelė mąstymo klaida. Ir galbūt, kad kaip tik net ir kitiem reikėtų mažiau keistis, bet kai tu pats pasikeisi, pasižiūrėsi, kaip tai nuraibuliuos, ar ne? Ir aplink tave esančius ir su tavim kasdieną dirbančius, bendraujančius, besiginčiuojančius, komunikuojančius žmonės. Kažkaip labai prisiminiau apie tau bekalbant, žinai, kad man atrodo, vadovavimas coachingo stiliumi prasideda nuo suvokimo, kad aš nesu pats protingiausias kambaryje, Ups. žinantis visus atsakymus, bet prasideda nuo suvokimo ir intencijos, ar ne, kad mano darbas yra padėti užaugti kitiem. Geras. Brigita, išskyrus tai, kad dar nuorodą parodysim apie tai, kad yra mokymai, apie kuriuos galime kalbėti šitame formate ir yra aišku, kad yra mūsų knyga ir kelionės šitos knygos link. Jūsgi suprantat, kad kadangi mes jau viešai pradėjome apie tai kalbėti, yra jūs visi tie, kurie norės pasiekti, tai ir taps mūsų tam tikrą prasme pagalbininkais, atskaitomybės partneriais, nes jau mes jau nebepasislėpsim nuo to visko, bet žinai, norisi pasakyti dar šiek tiek tokie anonsai, kad mes susitiksimgi su tavim dar po 3 savaičių, jeigu aš neklystu, ar ne? Kaip planavom. Jo, kaip planavom. Mes esam susiplanavę pokalbius apie coachingo organizaciją. Kitas pokalbis bus vasario 13 diena, penktadienis, nuostabi diena. Ir žinot, ir visi, kurie žiūrite mus dabar, arba galbūt žiūrite įrašą, dar kokią gerą savaitę, plius minus, turite galimybę paįtakoti, kokia bus ta mūsų artimiausia pokalbio kryptis ir tema. Visos temos, visų temų konteineris, arba visų temų toks kaip bendri rėmai yra tai, kad mes kalbėsime apie coachingo organizaciją. Su šito įvadiniu pokalbiu eisim ten toliau šiek tiek į praktinius atvejus ir galbūt ir praktinius pavyzdžius iš realiai Lietuvoje veikiančių organizacijų, kurių vadovai, o galbūt ir ištisos vadovų komandos taiko coachingą. Ir kaip ten tą coachingą, su kuo ten reikia virti, valgyti ir ant ko užtepti, kad jisai paslaptingai kažkaip suveiktų ir padėtų vadovams užsiknisti mažiau, o komandom pasiekti geresnių rezultatų. Ir kai sekasi vadovams ir komandom, natūraliai sekasi ir visom ištisom organizacijom, ar ne? Ko aš dar nepasakiau, dabar galvoju, čia tavęs paklausiau ir pats užkalbėjau viską. Tai turbūt mes vis tiek judam į pabaigą, tai galbūt tie, su kuriais susipažinom šiandien pirmą kartą, kviečiam pasiekti ir mūsų LinkedIn paskyras, tikrai surasit pagal vardą pavardę, tiek vieną, tiek kitą, tikrai daugelyje platformų, tiek LinkedIn'as, tiek Facebook'as. Tavo pagrindinė LinkedIn'as yra? Mano pagrindinė yra LinkedIn'as, pas tave gal yra šiek tiek daugiau, ar ne? Ne, LinkedIn'as. Bet pagrindinė irgi yra LinkedIn'as, tai tikrai galim susijungti, ten matysit, aktyviai komunikuojam, dedam visus artėjančius įvykius, renginius, tai padraugaukim ten. Brigita, ir aišku, iš LinkedIn'o žinau, kad tikrai galima nukeliauti į tavo naujienų, aš kitą sakau, kad kadangi galima nukeliauti ir į mano naujienų iš LinkedIn'o. Žiūrėk, dar toks klausimas, man kažkas sakėjai prieš pradedant šitą mūsų pokalbį iki tiesioginio eterio. Tai kas pas tave ten vyks kitą savaitę? Tai kitą trečiadienį vesiu būtent vadovam iš skirtingų organizacijų, tai yra atviras online webinaras apie delegavimą. Aš pats moku geriau. Tai tikrai daug kalbėsim ne apie tai, o kaip turėtų būti, bet kaip praktiškai perduoti ne tik darbą, bet ir atsakomybę ir lakstyti mažiau, nestovėti už nugaros ir paleisti tą kontrolę. Tai apie tai. Tiem, kam aktualu ir norisi šiemet lakstyti mažiau, truputėlį paleisti kontrolę, bet vis dar turėti gerus rezultatus, tai pasiekit mane LinkedIn'e, yra visa informacija apie kito trečiadienio webinarą. Nice. Ačiū, kad priminėjai. Puikiai, prašom. Ir tai ką, mes manau, kad einame finišo link dar kartą. Labai laukiame jūsų grįžtamo ryšio iš šiandien dienos, kur mes nusišnekėjom, kur kažką pasakėm to, ko nedėrėjo pasakyti. Galbūt iš grįžtamo ryšio į ateitį, apie ką jūs norėtumėt, kad mes pakalbėtume, po kokį aspektą coachingo organizacijoje jūs norėtumėt, kad mes pakalbėtume. Laukiame tikrai jūsų prisijungiant prie mūsų bendros kelionės knygoje arba
mūsų mokymų, kurie jau šį pusmetį, kiek aš atsimenu, pavasarį, ta mūsų pirmoji grupė, kuri bus ne organizacijos viduje, o skirtingi žmonės galės susijungti ir bendrai su mumis kelias intensyves dienas keliauti coachingo organizacijų link. Tai, Brigita, ačiū tau labai už tą mūsų atšviežintą formatą visiškai kitame formate, ar ne, nes mes kalbėjom su tavim anksčiau kitose formatuose, gyvai, online, ir iki pasimatymo. Ačiū visiems žiūrovam visose platformose ir sakom iki. Matai, vat, ir ištikima mūsų žiūrovė, Katažina rašo, ačiū jums, iki kito karto. Dar neprijaukinom dar kitų tų žmonių, kad irgi mums kažką parašytų, bet dar turėsime progų ir artimiausia jų šitam formate bus vasario 13-12 val. Dienos. Iki. Iki.